Atvykome į viešbutį Aquasis, irgi Didimo regione. Na, nežinojau šito viešbučio, bet atrodo didelis, labai gražus, šiuolaikiškas viešbutis su daugybė vandens pramogų, vandens kalnelių, įdomu apžiūrėti. Registratūra, lobis, žodžiu, labai šviesu. Nesimato iš tikrųjų video, kad nėra čia tokia prietema. Gana vėsu, gera temperatūra parinkta, štai koridoriai yra, kambariai į vidinę pusę tokia duris. Labai daug erdvės. Nu viskas labai fainai. Lobby lounge, lobby baras. Daug jaukių vietų pasisėdėti. Viešbučio kambario durys visos yra į vidinę koridoriaus pusę. Viešbučio pagrindinis restoranas. Yra vietos valgyti ir lauke. Na štai, pažiūrėkit, artėjom link paplūdimio. Žiauriai didelė viešbučio teritorija. Šiaip visą savaitę galima čia atostogauti ir net neišeiti iš viešbučio. Labai fainas amfiteatras. Fainas todėl, kad visos vietos yra su staliukais. Galima pasidėti gėrimą ir savo mėgautis programą. Čia yra Sunset Terrace Room kambariai. Jie atrodo lygiai taip pat kaip standartai. Tik yra įsikūrę štai tokie. Po žeme. Na ir štai priėjom viešbučio paplūdimį. Ten matosi, kiek toliau yra paplūdimio bariukas dar kažkoks. Vyrai žaidžia tinklinį. Įbridimas smėlio. Didelis nuosavas paplūdimys. Lake House villa kambariai. Turi atskirą baseiną. Tik šių vilų svečiams. Aquasis viešbučio Standard Sea View kambarys. Standartinis kambarys su vaizdu į jūrą. Štai viešbučio pagrindinis baseinas. Didelis viešbutis, judrus, matosi daug žmonių. Šiaip gana fainai, atrodo, ir kambariai labai gražūs, ir turi vilų, ir paprastų standartinių kambarių pagrindiniam pastate. Štai viešbučio planas.